Klausyk Bolmsai. Times'o 26 puslapis aprašo šiurpų nužudymą. Lordas Česteris ir jo žmona buvo nužudyti šūviais iš medžioklinio šautuvo šią naktį. Ar žudikas jau rastas? Nu taip, Times rašo, kad žudikas ištikimas Lordo tarnas Josefas. Smitsonai. O kokie nužudimo motyvai? Times rašo, kad Josefas prisipažinęs, bet jokių motyvų nenurodęs. Įdomu. Taip. Tada ištikimajam tarnui Josefui gresia mirties bausmė. Taip. Be jokių išlygų. Nu, neįsivaizduoju, kas vargšą Josefą galėjo pastumėti į tokią nesąmonę. Kerštas. Na ką jūs, Bolmsai? Josefas buvo ištikimas šeimininkui kaip šuo, suprantate? Jis buvo be galo doras ir jį galėjo pastumėti ir padaryti nusikaltimą. Žinote kas? Per didelę meilę savo šeimininkui. Be to juk dar jo senelis ir tėvas tarnavo lordams Česteriams. Gal jį kas papirko? Ne, Bolmsai, jis nepaperkamas, supranti? Iš kur jūs toks įsitikinęs, mano mielas Smitsonai? Aš asmeniškai pažinojau ir Česterius, ir vargšą senį Josefą. Nu, dar suprasčiau jo tylėjimą. Jis nebejodamas gultų po budelio kirviu dėl savo šeimininkų arba kokios nors kitokios, garsios giminės. Bet nužudyti savo šeimininką, tai jau... Nagi, Smitsonai, duokite man Times. Prašau. Josefas. Toks mažiukas vikrus kumpanosis seneliukas, kalbantis sodriu balsu. Ne, Bolmsai, mažiukas kumpanosis sodriu balsu kalbantis, tai yra Lordo Winstono tarnas, irgi Josefas. Na, o Česterių Josefas truputėlį toks aukštelesnis, stambesnis, na, panašus į tą notarą, kuri pensiją išėjo. Taip, Lordas Winstonas pagarsėjęs tuo, kad lošdamas klube bridžą turi įprotį prisisiurbti ir kelti pavydo sceną žmonai, kurią įtarė neištikimybę. Ir reikia pasakyti visai be pagrindo. Na ir kas iš to? Smitsonai, mielas draugė, atneškite mano Londono telefonų knygą, kol aš perskaitysiu iki galo šitą straipsnį. Štai, prašau, Bolmsai, jūsų padėda. Londono telefonų knyga. Zabelienė. Greičius. Ieškau raidės. Štai jūs, Smitsonai, mokėtės hipnozės? Taip, esu puikiai įvaldęs šį meną. Atsimenu, kad... Nereikia prisiminimų, Smitsonai. Dabar aš vykstu pas Lordą Winstoną. Pakeliui surinksiu visą trūkstamą informaciją. Jūs vykstate pas inspektorių Wall Street'ą ir lygiai po valandos 15 minučių susitinkame Baker Hall'e pas Lordą Winstoną. Na, kam taip skubėti, a? Mielas draugė, tikiuosi jūsų padedamas išnarplioti šį kamuolį ir ištraukti vargšą Josefą iš pabudelio kirvio. Lordas Winstonas? Taip, su kuo turiu garbės, džentelmenai? Misteris Sherlockas Holmsas ir misteris Smitsonas. Mes, sere, jums turime porą klausimų. Džentelmenai, prašau į mano sodą. Tai tiek aš jums galiu pasakyti, džentelmenai. Lorde Winstonai, aš niekiek nebejoju jūsų pasakojimo nuoširdumu, tačiau drįstu teikti, kad jūs kai kurių smulkmenų iš vakaro jūs neatsimenate. Kodėl jūs taip manote, ponai? Šiandien, skaitydamas Times, aš sužinojau, kad vakar vakare jūs lošdamas bridžą, galima sakyti, nuogai išrengėte Lordą Černlį. Tuo tarpu šiandien jūs apie tai net neužsimenate. Tikrai? O kodėl jūs taip manot?
Be to, liudininkai pasakoja, kad po to, kai buvo baigtas lošimus ir partneris išskirsti, jūs dar nesitraukite nuo lošimų stalo, pašėte, dalinote kortas bei lošėte pats su savimi. Be to, po lošimų jūs atrodėte gerokai prislėgtas. Man irgi kažkodėl atrodo, kad aš vakar gerokai prasilošiau. Lorde Winston, jeigu neprieštarausite, mūsų daktaras Mitsonas įves jūs į lengvą transą. Labai svarbu, kad jūs prisimintumėte vakaro įvykius. Kas atsitiko po lošimo? Bet Bolmsai, o koks čia mano vaidmuo? Patylėkite, Wall Streetai. Jūs tyrėte Lordo Chesterio bylą. Man atrodo, kad jums gali būti įdomu, kas čia vyksta. Smitsonai, pradėkite. Josephai? Josefas klauso. Josephai? Nueikite į antrą aukštą, į mano žmonos apartamentus ir pažiūrėkite, ką ji ten veikia. Taip, sere. Turiu jums pranešti, sere, kad jūsų žmona miega kartu su jumis, sere. Velnes! Aš visą laiką tai įtariau, Josephai. Josephai, ar jūs žinote, kas yra šeimos garbė? Suprantu, sere, ką turiu daryti, sere. Josephai, mano kabinete už mušketono stovi pastatytas užtaisytas karabinas. Pirma nušauk ją, o po to mane. Taip, sere. Jūs mane girdite, sere? Viskas įvykdyta, sere. Josephai, kodėl toks ilgas laiko tarpas tarp šūvių, a? Bet klausykite, sere. Aš vaikiausi jūs po visą parką, sere. Tu ką kalbi, Josephai? Mes neturime parko. Sere, jūs tikriausiai supainiojate telefono numerį. Tai neįtikėtina, Bolmsai, jūsų genialumas. Tiesiog trūksta žodžių, Mr. Bolmsai. Džentelmenai, nereikia perdėti. Jūsgi patys sakėte, kad Lekojus Josefas galėtų padaryti viską dėl savo šeimininkų Chesterių šeimos garbės, netgi gultis po budelio kirviu. Betgi juk to maža. Džentelmenai, pakankama, visiškai pakankama. Bet aš sužinojau, kad Lordas Winstonas tą vakarą visą laiką lošė bridžą klube. O jo ir Lordo Chesterio telefono numeris skiriasi tik viena nežymia raide. Pas Lordą Winstoną V, pas Lordą Chesterį W. Beje, Mr. Vos, sveikinu, jūs puikiai ištyrėte šią gan painią bylą. Aš manau, tai padės kilti jums karjeros laiptais. Na, sakykite, Bolmsai, o kas atsitiko tarnui Josephui, a? Na,
Likti Česterio namuose jis dėl suprantamų priežasčių negalėjo. Suprantama. Kaltinimai jam buvo atmesti. Beje, Londono prefektūra mūsų tarną Josefą priėmė į darbą. Jiems jau senai reikėjo mąstančio bei sumanaus polisimeno.